Jau 20 metų mes tikime laisvę, tikime Lietuvą. Pirmiausia, žinoma, iškyla laisvė kaip monumentalus dalykas. Laisvė ir žmogaus ėjimas į ją. Galima sakyti, amžinas, nuolatinis ėjimas. Todėl ir manau, kad mes negalime džiaugsmingai giedoti apie laisvę, nejausdami už ją atsakomybės. Kad žmogus ir visuomenė būtų laisvi, reikia nuolatinio rūpesčio jų buitimi, jų dvasinę savijautą. Taigi, tegu mūsų kelias į laisvę būna nesibaigiantis kelias. Kelias, kurį mes patys kuriame, grindžiame, statome. Ir kad žmogus tome kelyje, kol eina, būtų laisvas. Laisvas visomis prasmėmis. Tai visų mūsų atsakomybė, pareiga.